Man scena yra pokalbis arba dialogas. Nes tiek, kai aš žiūriu, aš vis tiek ieškau kažko, kuo galiu susitapatinti su žmonėm, kas yra ant scenos. Jų kažkokia pasakojimo istorija ar žinutė. Ir tiek, kai aš būnu scenoje, aš ieškau dialogo su žiūrovais ir su partneriais. Paskutinė pora. Mano žodis tai ilgesys. Ilgesys eiti spektaklius ir juos stebėti. Ilgesys emocijų, kurias tu gauni lipdamas ant scenos arba stebėdamas kažkokį kūrinį. Ir ilgesys galbūt, kad gali įsikūnyti kažką kito ir pabėgti nuo savęs. Liečiu save. Savaitės dienos man neturi reikšmės. Freelancerio grafikas duoda laisvės, kuri iš tiesų visai nelaisva. Tik trikdo mane, kankina mane. Kiekviena diena iš esmės bele kokia. Pirmadienį galiu būti kaip teatre, karalius kėdėje bėgiojančių tarpe. Antradienio vidurdienį leidžiu aš pievoje. Trečiadienis, ketvirtadienis pamąstymo bėdos. Penktadienis, šeštadienį intensyvūs vakarai. Sekmadienio rytas smegenų traukuliai. Oi, sorry, negaliu, nieko aš nespėju. Per daug man darbų, viskas vienu metu. Labai skubu turiu išsiųst rytoj. Aš tikrai negaliu, man labai sunku. Aš tikrai negaliu, 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 aš tikrai negaliu. Pakelk mane, o tą naktį tu. Pakelk mane, pabudink iš miego, kai saulė patekės, aš kelsiuos su tavim. Ir mūsų neišskirs laužai po langu. Kai tu lipi ant scenos, tam tikrą prasme jo, tu išnyksti, tu tampi kažkuo, visien tu tampi veikėjų, tu tampi kūriniu, pasirodančiu. Ir iš žiūrovo pusės tas išnykimas savęs, kai tu iš tikrųjų įsitrauki į tai, ką matai. Ekstremaliais atvejais galbūt netgi galima būtų anglišką žodį possession, tave tiesiog apsėda ir irgi tu užlipi ant scenos, tave apsėda ir tada tu nulipi ir tu taip galvoji, kas čia buvo, bet turbūt buvo gerai. Mylėk mane, aš ranką tau tiesiu, saulę aš klupiu, ar dar reikia viso pasaulio. Pasirinkau žodį čia,
nes nebėra tų visų minčių, kurias galvoji prieš tai ir po to irgi jau kažkoks kitoks jausmas. Bučinys. Mūsų užduotis yra sukurti Mano žodis yra iškrova, tai gal kažkoks toks tikrai atrodo, kad yra daug tų išreikštų ir emocijų, kad ir jaudulio ir atrodo labai daug kažko sudedi, bet va po to pasirodymo, kažko performanso jauti tokį kažkokį arti katarsiško, labai keistą ir fizinę būseną, kad tu išsikrauni, kažką išmetei, tokia labai terapiška būsena, tai iškrova, labai daug atiduodi, bet ir nusimeti labai daug. Stiklinis kambarys be televizoriaus. Radiatoriai nupjauti. Iš jų aštriabriaunių galiūnių teka želė ir laikas. Įžengi. Tavo kūnas glitus, nusirengia. Plaukai ir poros užstengsta. Laikas iškemša tavo vidus. Atrodo, dabar esi rafinuotas telemeilės inkliuzas. Griniausios prabos prekė teleparduotuvėje. Pikantiškai darytas kalakutas kulinarinėje Hanibalo Gražulio padėkos dienos laidoje tiesiogiai filmuojamoje zoologijos muziejuje. Jei tik dabar galėčiau judėti, užpilčiau kalną plaktos grietinėlės ant tavo plikos galvos ir nuraškyčiau vyšnią. Nuo kalno atrodo, kad kažkas filmuoja sapnus. Tavo ar tave pasąmonė nesupaisys. Aš prisikėliau, su tavim prisikėliau, bet bijau vėliai būt prikaltas prie kryžiaus. Aš prisikėliau, su tavim prisikėliau, bet bijau vėliai būt prikaltas prie kryžiaus. Bijau, kad tavo akys tampa mano saulė. Bijau, kad saulė dingus ir gyvybė išnyks. Aš prisikėliau, su tavim 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 prisikėliau. Su tavim prisikėliau, su tavim prisikėliau, aš prisikėliau, su tavim prisikėliau, su tavim prisikėliau, su tavim prisikėliau, aš prisikėliau, su tavim prisikėliau, bet bijau vėliai būt prikaltas prie kryžiaus. Man tai iš karto toptelėjo žodis adrenalinas,
kažkaip apie tai pastaruoju metu daug mąstau, nes labai to esatį ir poveikį jaučiu, tiek esant ant scenos ir nulipus nuo scenos. Nuo Vilniaus troleibusų iki Paryžiaus metro, visur parėmęs galvą langan, žvelgiu į tave, mano mielas pasaulį. Tai buvo toks labai oriškas, permatomas, vėjo gūsis, melsvas, šaltas, kuris išsprogsta, sujuda, kažką sukutena, papildina malkus pakelia. Toks beveik nematomas. Namai čia pat, jo šuliniuos nektar.